Labdien! Tai darom dar vieną video, nes buvo tokių, katrai norėjai, sako, padaryk video, kad tvarkys motociklą, kas ten atsiteka nam, kodėl ten ta elektra susiknes ir ar susitvarkys. Nu tai bandom daryti. Reikia likviduoti pasiekmes. Savim biškai apsitvarkiau, beveik nebesergu. Tiek pagulėti biškai ant lovos. Tai šiandien reikia sutvarkyti ton šitą draugėlį. Nes, nu ką, pans pasitaisminiai grįžtant į Lietuvą, viskas baigės vis problemus, lempa veik, posūkė veik, išdžiova. Bet esmė tokia, kad aš vėl važiausiu kelionį, aš nenorėčiau, kad mane vėl taip pat atsitiktų. O, labas, svariukai. Nu, koks svariukas. Ką vėl taip pat atsitikti nenorėčiau. Tai, žodžiu, pakrovės neveik, todėl, kad on stingavo drėgmės ir mačiau vis kontaktą su rūdėjai, tai reikės grina konkretę pasikeisti. Bet pakrovės čia mažiausias problema ir problema yra, kad šveisas ir posūkė dabar veik, bet reik visai kardyti, vis fiški žiūrėtis, reik džiuvintis, nu, gal ir išdžiuvusi, bet reik vis reik kardyti, žiūrėti, nie pažaliavę, nie apsioksidavę, da kas nors, nes nenorėčiau, kad vėl taip pat nutektų. Ir ardomės, davai, žiūram, končiam iš pliorpam, davai. Reik kardyti, vis plasmas žiūrėtis. Jo, viskas veik, dar kartą susitikrinau, kad nebūtų prišardim. Davai, ardomės. Nu, pabėžka ardomės. Bandys turbūt kiekvieną, absoliučiai kiekvieną fiškį paimti ir atjungti, sutepti, prapūsti. Ir nežinau, čia bus gera, bet ką geriau, ką blogiau nebus, tai tikrai, manau. Reikia pasirinkti, bijoti nulaužti. Čia ir toks pipsiuks, kad nenulūžtų. Nu, prikeliu fiškų prie jau. Ten daugiau variklis. Viskas keliaujam pro čia. Matysim, dar čia žiūrėti reikės. Čia daug masių laidų ir. Jo. Nemaža fiškų, nemaža laidų. Nu, bet ko, reik vis tiek žiūrėti, tikrinti, kad paskui nebūtų kažkokių problemų. Tai bandom to nedaryti. Šią veina fišką pamatau, jau pažaliaus. Esmė. Gal čia tuo litaus, nu, ta prasme, tiesiogiai, kad taip, nu patį litaus, gal ir nebuvo, bet žiauriai, iš tikrųjų, variklis, kada kaist, patenkant radiatoriaus vundau, patenkant kolektoriaus vundau ir, ta prasme, tai karštį garą čia ėdau per visur ir aš manau, kad į karštį garą padarė daugiau žalos, negu iš tikrųjų tas pats vundau. Nes garaniai tai patenk visur, pro apač, kur tik tą ron kažkaip praėjom, visur, tai karšti garaniai, drėgni garą. Tai aš manau, čia labiau didesnė problema, negu kad tas lietus iš tikrųjų kabau. Tai tikrina viskon ir darom taip, kad turbūt. Pakon radau iš tikrųjų veina fiškį, tai visiška ten pažaravas ir apsioksidavas. Nežinau, matos nesimata. Taip, šitą vabėš turėtų matytis, bet čia ir pliusinė laida. Nežinau, čia, nu, kaltė ir neturėtum būti, bet gerai, ką pamačiau, tai susiporkšti reik vis tiek. Išsivalyti. Tai važiuojam toliau, dar ieškom visokių gerybių.
Nu, išsimiau per tą patį filtrą. Žiaurus, iš tikrųjų. Iš tikrųjų žiaurus, nežinau, nes aš pats nekeičiau iš tikrųjų filtrą. Nes čia ganėtina sunku prie jiems. Tai šiandien apie nebeardys, aš to moca, net ta prasme neardys, neberinks, aš žinau, kol aš nenusipirks kad filtrą. Nes čia ir, čia padėčiau į lesyklelį, tai paukščiuką čia turėtų kuo lėsti, pos metų turbūt. Visko. To metam lauk. O tep, kas per krūvą šitą. Žodžiu, apie jau nemažą tų visų fiškių, daugumą fiškių ir su gumitėm, nusituiks waterproof, sakykim, bet va būtent ta fiškė, kur rodžiau, Anai nuėjant į lempą. Dabar aš nuves atjungęs, iš tikrųjų pabandysiu dar pasižiūrėti. Jungam degėjimą. Atjungi, ves speedometrą atjungi, bet uns per to patys atjungi ves šveis. Tai aš manau, kad pilna galbūt čia kažkokia problemėlė. Tai to nereik būtina susitvarkyti. Kontakt cleaner neberandu, kažkur esu užsikešęs matyt, nebetur. Tai naudos paprasčiausiai brake cleaner. Brake cleaneris normaliai tink. Su porkšu. Su šepetuku. Reik išvalyti. Gerą. Vis pažaliavimus. Tuoj aštresnį šepetuk tur. Tai manau, kad visai tiks čia. Labai gera toks aštrus ilgas plaukas sulendi grinai pilna iki pat galo fiškis. Čia šiaip tarp kitko į tas grundins. Grundinėm valyti. Labai aštrus ir labai gera šveita. Nu kaip labai gera, pakankama gera. Kuo gera tinktas brake cleaneris tudėk ons ir spirito pagrindu, jons gerai išvalo ir tu jau pati išdžiūn. Nepalikti drėgmės ir visų iki reibal. Tai reibal nelėt kauptis ir visokiom šiukšlėm tuo pačiu. Tai va, dėl to naudoju to iki. Jo, ton dies atgal, čia vis laidus pratikrinau, vis fiškis pratikrinau, tuos fiškis vis gražiausiai, švariausiai, tor gumyts, tuos į waterproof, viskas ok, bet vat čia va, ta vein fiškį, tu, nu, nežinau, kodėl čia tie padarė durna, da pačiam priekį, kur, nu, tikrai nemaža drėgmės čia ir tikrai kažkoks kvailas sprendimas. Nu, bet tik apie, einam toliau, žiūrim toliau, kur čia da kažkur galbūt, quick fish, gal prie galinį ratą, nu, galinį ratą gal kažkur irgi kliūn, nežinau. Nors čia apie neturėt, nežinau, bandom, žodžiu, žiūram toliau, gal ras kažkam dar papildomą. Ko aš sugalvojau padaryti su ta fiški? Ta fiški grina, tu 90 metų mašinos fiški. Nu, jį tikrai kiaura per vis gals. Tai paimsiu germetiku ir užtepsiu. Teik iš apačios, teik iš viršaus tus kontaktus. Nu, ta prasme, ne pačius kontaktus, bet koraniai laidą sulend į fiškį. Tai aš manau, kad pilna padės. Nes, tarkim, kad fiškis to ar gumyts aplinko visur, tai nuspaud labai gera. Ta fiškį netor nieko. Tai aš manau, kad aš uždėsiu germetikį, turėčiau būti labai puikia. Nežinau, bus puikia, nebus puikia, pabandysim, pažiūrėsim, bus matyti. Turėtum, manau, būti gera. Nu, toks garaž upgrade, sakykim. Nutepštau privariau. Tai kol kas, žinau, palaiks turbūt lyg rytojaus. Ne rytojaus, čia gal, nežinau, kada šitam filtrą gausiu. Filtrą kapkeisiu ir pastatysiu. Dabar, kai mums gražiai gol, tegul ons susigol, kad paskui statysiu jau nuveikti, kad kartas tas visus
Germetiks nepajudėt, neatsiras kokių tarpėlių. Tai nežinau, čia šiaip toks kaip palakstas, toks kaip ir tarpėlis, bet tiesiogė, tarkim, jeigu iš viršaus gaun vandens, on jau laikos, jums bėg per vis fiškį, tai gal tiesiogė kažką ons nebegaus. Nu nežinau, bus matyti. Aš manau, kad čia ganėtina gerą dalyką padariau. Tai panašu, kad radau. Turim fiškį. Užsikesinkiam. Žiūrėk. Gals deg. Nu, priekin lem šveit, bet posūkė neveik priekia. Čia ta visa fiškį. Ir grina spidometrą. Ir posūkį panašia. Ir čia fon štur. O, tuik negraži fiškį. Ir plus vidau nežinau. Ten kažkas pabėgė. Bandys išvalyti, aš žinau. Bet čia, kad viršau galėjai laikytis drėgmė, tai čia faktas, nes tokio veito grina padėt po radiatorius. Tai grina ten vis, grina vat tą veitą tokį. Nu ir šitą aš skaitykiam radau aš tam fiškį. Pažiūrėk, koks viršus. Vis ant apsinešęs netgi žemėm. Žemėm apsinešus fiškį ir netgi pačio fiškį ant kažkoks mėlens. Nežinau, kas ten apsioksidavė, ten kažkoks skystis, bet kažkas ir, nors ten pati pina tai net nėra. Iš apačios, kaip į viskas gražia, tas vatepštas stovo apačio. Tai tas vanduo matyt nubėga, nudžiuven. Bet viršau vatepant stautą fiškį pastatyti ir jeigu čia gavo vandens, viskas tas vanduo stov ir ons nenugaron to veito, nes realiai čia vis pilna uždaryt, ni čia vėjai patenk, ni čia realiai to šilumos patenk nuo variklį. Grina vien tik ta gara ir gara, gara į gara. Tai net nežinau dabar, ko daryti, ta fiška, aišku, žinau, prasivalys, viskas paliks taip, kaip kad tur būti, bet ko reikėtum apsaugoti, aš galvoju. Nežinau. Man atrodo, kad tebe paliksim, tiesiog reik pravalyti. Fiškį išvaliau. Ant šiaip vidau tur gumyt, bet sakau, greičiausia per viršų va čia susikaup kažkur tai drėgmė ir pradeda tarpusavėje kažkur kontaktuoti laidą. Tu jau išdžius, viską išpilu ir surenku atgal. Ir žiūrėsim, kad veik ar neveik, gal neveiks mums šitą kas nors. Dar čia keletą fiškių ir reik persižiūrėti irgi. O kon, taip pat simptomą ir radau fiškę. Nu kon, veikia, ne? Šitą katrą fiškį. Dar čia bajeris maniai. Bet šalap tuos irgi. Tai jeigu ten ta neknesa prot, tai būtų turbūt kelionė pradėjusi. Būtų koks spidometras pradėjus nebeveikti, da kas nors. Jo, tai, kaip sakant, problem solved, ne? Gerai, bus galim surinkti. Nu va, kaip video pradžioj sakiau, greičiausia bus ne pats vanduo, o grina gara. Tai čia to veito praktiškai vandenio patekti. Nu, čia visus tas pilna uždaryts, stovans puta visą kepurį. Nu, čia to vandens nepatenka, o jeigu patenka, tikrai nubėga į apačią. Tai čia grina ir iš apačios, va, kaip tik radiatorius stov. Radiatoriaus kampstėpen ir iškart stov fiškis, grina virš radiatoriaus. Tai kas patenka ant radiatoriaus, ant kolektoriaus va čia,
visi garą kelsti viršų, ir tuo labiau tai garą netorą, nei kur išgarauti, nes viskas jau uždaryti pilna. Tai va, susitvarkyti fiškis, bus galim lėkti. Aišku, da servis reikės pasidaryti, nes jau šias metas jas prasokis, beveik 6000. Beveik 6000. Reikės keisti ir tepalus, tuo pačiu filtrą pasikeisiu. Ir vėl galės gazuoti, kol kas nors, ne, pradės gal gesti, negesti, nežinau, galėt negesti, aišku. Chargerį reikia pasikeisti, nes kelionė reikalingas į telefons. Navigacijai tarp kitko susitvarkiau, buvau pakėbus, tiesiog pakėb. Restartavau pilną reset padariau ir atsigavo. Tai navigacijai kaip ir ok. Lamps posūkė bus ok. Chargerį pakeitam. Torčiai aš ant motociklų, kur nereikalingi ir tai nuims, uždės ant to. Ir gal netgi kažkiek geresnį veitą įdėsiu šonau, nes dabar, senioks turbūt dėjai, kur aš pirkau ton moci šono. Tai tepam padarys. Charger žiūr į viršų. Aišku, ant stor kepurėlį, viskas jau ok. Bet kad ton kepurėlį uždėti, tai kaip ir reikia atsiminti, nedažniausia. Nes tikra, buvau pamiršęs kelis kartus, buvau laits palikti įkišts, ypač, kad grįžti šlaps atrodo, ir greičiau nusirinkti panašiai ir moc kažkur pakiš. Ten laikos ta drėgmė. Ir šiaip, kada kontaktą yra į viršų, bevažiuojant, vis tiek ten tuo drėgmės patenka, aš manau, ir negera, kad nežiūri viršų. Kontaktą turi būti į apačią, ar bent jau šiek tiek, galbūt golšė, horizontaliai, bet šiek tiek į apačią, kad tas vandenėlis pateks išbėgtom iš karto ir nesikauptų ten. Taip, ko daugiau. Niekas jau neprirodys daugiau. Kaip prašėt, norėjot, kad parodyčiau, kon tvarkys. Tai ir parodo. Tai gavau filtrą. Iš karto dedu šitą filtrą. Renkus vis moci. Dar kartą pasitikrinam. Viskas ok. Reikės važiuoti. Pamiršau iš tikrųjų tepalų nusipirkti. Važiavau tepalų, bet nenusipirkau. Šiaip iš tikrųjų tepalų gal kaip ir turėčiau iš tų visų likučių, o gal neužtekt, bet filtrą vis tik reikia. Tai žodžiu. Kažkad kitumėt pasikeisim, biškį rezervą turim. Galim čia paveit palakstyti, tai prieš kelionę pasikeis. Iki sekund kart, kažkur darysim, kažkur važiuosim. Davai.